Sakykit, kur planuojat praleisti šią vasarą atostogas? Šią vasarą galvojam važiuoti į Nidą. O kiek laiko ten būsite? Kokias 3 savaitės, gal 2. O sakykite, kiek pinigų skiriate savo atostogoms? Nu nežinau, porą tūkstančių gal. Labai patinka Kryžantės upė, Alaušo ežeras. Dar priklauso nuo oro, jeigu labai daug vabzdžių, tai tada kur nors, kur labiau vėjuota prie jūros tada. Pagrindinis mano planas per šią vasarą yra nuvažiuoti prie Dusiaus ežero ir pabūti kelias dienas ir gerai pailsėti. Taip, kiekvieną vasarą nuo pat vaikystės važiuoju prie to ežero, net neatsimenu, ar buvo tokia vasara, kad nebūčiau ten nuvažiavusi iš tikrųjų. Važiuoju į festivalį, dažniausiai kokį nors muzikinį, bet ne Lietuvoje, užsienį kažkur. Arba stengiuosi aplankyti bent kokią užsienio šalį. Ir aišku, prie jūros, prie ežerų čia Lietuvoje. O koks būtų biudžetas jūsų vidutinis, tarkim, išvažiavimui vienos kelionės? Jeigu į užsienį, tai nuo 1000 litų, taip 1000 ir ten 1,5 kažkiek. O Lietuvoje tai ir už 100 litų gali kažkur nuvažiuoti. Tai pirmiausia, jeigu neketini ilgam išvažiuoti, tai Lietuvoje, prie ežero, baidarės, kanojos ir visokia kitokia aktyvi veikla. O šiaip, tai stengiuosi į užsienį. Kažkur visi, kaip lietuviai, traukia šiltų kraštų, bet tuo pačiu ir kažką įdomiau pamatyti. Dažniausiai žmonės nori važiuoti ten, kur jie gali nieko neveikti ir pailsėti, pagulėti. Bet aš būčiau iš tų, kurie ieškotų aktyvesnio poilsio. Tai labai, sakyčiau, geras dalykas yra tai, kad Rainierai ir Vizierai skraido dabar į Izraelį, į Tel Avivą ir į Gruziją. Tai ten, kur žmonės net nepagalvotų nuvažiuoti, bet toks dalykas sako, o tai ką ten galima įdomaus rasti? Jeigu važiuotumėm ten kokią, nežinau, tolimą kraštą, tai aišku, per agentūrą, o šiaip tai patys maršrutą organizuojam, viską patys. Paprastai daugiau planuoju žiemos atostogas negu vasaros, nes žiemos atostogas planuoju būtent slidinėjimui skiriu, o vasaros kažkaip tai tokių išankstinių planų dažnai nebūna, taip spontaniškai greitai gaunasi.